Rugsėjo paskutinė diena, ne rugsėjo, rugpjūčio paskutinė diena. Sezono uždarimas. Uždarimas kartu, ne? Su tėčio kolektyvu. Leidžiamės į dviračių žygį. Nuvažiavom turbūt apie kilometrą. Įveikėm pirmos kategorijos statumo kalną, į kurį niekam nepavyko užvažiuoti pilnai. Tau nepavyko? Taip, teko nulipti dėl grūsties ir paskui labai sunkiai sekės užlipti. Išbandom ekstremalų filmavimą, to dar mūsų šeimoje niekas nebandė. Važiuojant dviračių filmuoti. Tai arba gausis pikantiški vaizdai, arba trauma. Bandom pasivyti vaikus, kurie turbūt stengiasi neatsilikti nuo kolektyvo. Na, Arai, kaip pirmas kilometras? Įdomiausia tai buvo į kalną važiuoti. Neužvažiuot? Aš užvažiavau. Ant pirmo bėgio stovėjau. Nuo kurios atsiveria puikus vaizdas. Lipsi čia? Pati? Jo, važiavom, bet čia nieko neatsimenu, kažkaip niekur. Mes jį pravažiavom. Pravažiavom? Oi, kaip gaila. Sargytų kaip. Netoli. Labai gaila, kad atsidėjau fotoaparatą. Stok, aš ten fotografuosiu čia. Gerai. Eik, tu. Nebū nemačiau. Možete žiūrėk. Dukrytė į mane žiūrėk. Lyg ir smarkiai nudegus labai. Man tai čia smarkiai. Nušypsokis. Oi, upė. Jau sutvarkime. Aha, upė. Upė. Kurioje vietoje? Ar ne? Upė, upė. Kur lietuvio pasirinkti, tai man šovė Lenkai. Ai, gerai, gerai. Tai buvo Vilniaus krašto Lenkai pasirinkti. Buvo nebaigtas statyti memorialas, tokia didelė aikštelė. Ir vat labai panašiai buvo tas atstumas, kad tik už kitapus Neries. Gal susidėk taktytės, įsitursi spiglį unikolį. Ką? Taktytės. Ne? Tu filmuoji? Ar fotografuoji? Čia jau filmuoji? Gražios. Tu žiūrėti po pasilaikai už mano kojas? Kad jeigu kažkas virš. Balno akmuo. Ir velniakampiaus skardis. Kur čia tas skardis? Kitoje pusėje? Jo, kitoje pusėje. Bet ir vietos čia tokios visos. Velniškos. Peklų, velnių ir raganų. Nieko sau. Balno akmuo. Kaip balnas truputėlį per plokščias. Nediduks. Didelis pakankamai. Ant arklio tokio neužkrautum jau. Nu ne. Ir ant 10 neužkrautų. Gražios čia vietos, super.
pietukų pertraukėlė poilsiavietėj. Sraunios Neries. Stiprios rėvos, daug akmenų. Atrodo, pliažas liko kitoj pusėj.